Sveiki, kreipiuosi į namų pardavėjus, kurie nori parduoti namą Lietuvoje. Lietuvoje aš pats esu Miami, Darius Overingas iš Miami, pats esu Miami, gyvenu Miami, prieš 20 metų atvykau, dabar jau paskutiniai 10 metų dirbu nuotoliniu būdu su Lietuva. Ne? O šiaip Lietuvoje su nekilnojimo turtu jau 30 metų dirbu ir ne tik tai Lietuvoje, tarptautinėje rinkoje ir Miami'e turiu licenciją jau 17 metų, Bulgarijoje esu pirkęs pardavęs nekilnojimo turtą. Žodžiu, tos patirties yra tūkstančiai pardavimų. Dabar aš kreipiuosi į pardavėjus, kurie pavedė darbą agentam ir agentūrom Lietuvoje. Kaip jums sekasi? Kokia yra situacija? Reiškiasi, ar yra taip, kaip aš jau su keliais pardavėjais dabar pakalbėjau, jūs atidavėt savo namą pardavinėti agentūrai, kur didelis vardas, mažas vardas, pažįstami ar kažką atidavėt agentui, agentūrai, brokeriui, kaip nori taip padinkit. Ir ką jie jums sako? Ar jie veža pirkėjus vieną po kito, ar jie sako, kad dabar yra krizė, ar jie sako, kad dabar yra karas, maras, štilius, bankai pakėlė palūkanų normą, žmonės nebegauna paskolų, žmonės nebenori. Ar jie jums aiškina visą sąrašą dalykų, kodėl nepavyksta parduoti, ar jie veža jums pirkėjus vieną po kitą? Prašau, komentaruose parašykite, man įdomu, kokia yra situacija, kokių pasiteisinimų atranda jūsų atstovai, jūsų nekilnojamo turto brokeris. Jeigu jie veža pirkėjus vieno po kito, irgi parašykite. Man bus įdomu, pas mumis tai yra taip. Pas mus, kai mes pradedam atstovauti pardavėjai, pirkėjai važiuoja vienas po kito. Ir žiūrėkit mūsų klientų atsiliepimus kituose video įrašuose. Pavadinimai, man atrodo, kaip rasti daug pirkėjų. Turime daug pirkėjų, reikia namų. Žodžiu, žiūrėkite, ten netgi mes, kad yra video įrašai trunka po 25 minutės ar ilgiau, bet aprašymuose yra laikos pažymėtas, ar ne? Laikas 2 minutės 30 sekundžių ar kažką tai, kur jūs galėsite ant to laiko paspausti ir jums iš karto rodys tą momentą, kaip pardavėjai patys pardavinėjo ar su kita agentūra ir kas nutiko, kai mes perėmėm jų namą pardavinėti. Yra timestampai tie vadinami, ne? Yra laikas pažymėtas, tai jūs ir vieną ir kitą ten video įrašą pasižiūrėjus sugaišite tik tai po 2-3 minutės, bet suprasite, kaip dirbam mes, kas nutinka, kai pardavėjai patys pardavinėja, ar kitas agentas ir kas nutinka, kai pradėm pardavinėti mes. Ar ne? Tai va, rašykite ir jeigu jums reikia tikrai parduoti, ne pardavinėti metus, 2, 5, bet jeigu jums reikia tikrai parduoti namą per mėnesį, 2, 3, šiais metais, dabar yra 23 metai, jeigu žiūrite tą video įrašą 4 ar 5 ar dar už 10 metų, tai esmė yra ta pati. Mes žinom, kaip pardavinėti, yra 30 metų patirtis, mes žinom, kaip atlikti marketingą, mes žinom, kokie kiti komponentai reikalingi. Yra 10 komponentų, kad turtą parduoti greitai ir už aukščiausią kainą. Ir kad atvažiuotų jūsų namą vienas po kito pirkėjai. Yra daug komponentų. Ir įtariu, kad netgi brokeriai Lietuvoje, kurie jau turi 5 metų patirtį ar 10 metų patirtį, tų komponentų nežino arba žino, bet jų nenaudoja. Tai va, rašykit komentaruose, kokius pasiteisinimus jūsų brokeriai jums, reiškiasi, aiškina, kodėl nepavyksta parduoti namą. Aš įvardinau kelis, bet rašykit jūs, kokius pasiteisinimus jūsų brokeriai jums duoda. Ir jeigu norite tikrai, kad parduotų, skambinkit mum. Kad parduoti jūsų namą, rašykit, skambinkit mum, mes tikrai jį parduosim ir jokių pasiteisinimų neieškosim. Neieškosim, yra komanda pas mus, kurie dirba tik tai su namais, yra 30 metų patirtis, mes išmanom marketingą, žiūrėkit, užėkit, jeigu ką norit pasižiūrėti reklamos, kiek mes užsakom, kur net laikraščiuose yra, žiūrėkit, per visą Lietuvą laikraščiuose yra mūsų reklama, namų brokeriai, taikinukas, raudonas logotipas. Su namais mes tik šiais metais pradėjom specializuotis, anksčiau ir pagrindė su butais dirbdom, bet efektas yra toks pat kaip ir su butais, kad po kelis pirkėjus netgi atvažiuoja į namą per dieną. Tiesiog žinome, kaip patraukti pirkėjų dėmesį, daug kitų dalykų žinome, know-how, ar ne? Ir ką dar aš norėjau pasakyti?
Tai va, užeikite į Domo Plus, nekilnojamo turto skelbimo portalą. Mes reklamuojamės visur ir skelbiu, ir rodė, bet man patinka Domo Plus, kaip mes sutvarkę esam. Reiškia, prie kiekvieno nekilnojamo turto skelbimo, prie kiekvieno, ar tai būtų konkurentų skelbimas, ar tai būtų pardavėjų skelbimas, ar tai būtų butai, ar nuoma, ar garažai, yra mūsų reklama. Užėjus į skelbimo vidų, tarp skelbimų ir užėjus į skelbimo vidų ir kompiuterio dar šonė rodo. Tai va, žodžiu, pas mus situacija yra tokia, kad mums trūksta namų. Mums reikia namų, pirkėjai mes turim perteklių, mums reikia namų pardavimui. Aišku, kas sutiktų pasirašyti sutartį, kas sutiktų mokėti mums komisinius. Veltui mes neužsimsime namų, ant garbės žodžio mes nedirbsime. Mums reklama kainuoja 1000 eurų ir planuojam 10 000 eurų išleisti kiekvieną mėnesį. Tai kažkaip tai už ačiū ar ant garbės žodžio, žinokit, mes negalim dirbti. Bet jeigu jums tikrai reikia parduoti, mes padarom rinkos analizę, kainą gausim aukščiausiai, kokią įmanoma gauti rinkoje, lyginant su kitais pardavimais. Bet parašykit man komentaruose, ką sako jūsų atstovai, jūsų brokeriai, nesvarbu Vilnius ar Kaunas, ką jie jums, kokias pasakas jums seka, kokius pasiteisinimus, reiškia, aiškina jums, kodėl neparduoda jūsų namo. Tai mes be problemų paimsim jūsų namą ir parduosim. Nes situacija yra labai iš tikrųjų negera. Jums reikia parduoti, jūs pasitikit nekilnojamo turto brokeriais, jūs pasirašot su jais sutartis, sutinkat sumokėti jų mokestį komisinį ir vietoj to, kad parduoti, kad vežti pirkėjus vieną po kitą, jie jums pateikia sąrašą pasiaiškinimų, pasiteisinimų. Taip neturėtų būti, brangieji. Darius Overingas iš Majamio, kaip mus rasti, mes esam namų brokeriai, Facebookas namų brokeriai, Skype'as namų brokeriai, YouTube'as namų brokeriai, arba skambinkit man telefonu 8660-22-120. Tai yra lietuviškas numeris, bet jis yra peradresuotas į mano Majamio numerį, taip kad su manim susieksit. Ačiū už dėmesį, reikia parduoti namą, didelius ar mažus, parduosim visus. Linkėjimai iš Majamio, čia tikras Majamis yra, o žmonės žaidžia aikšteliai, tai nėra kadras už mano nugaros, ar ne? Vakar plaukiam ten iki koralinių rifų, lobsterius gaudėm. Žodžiu, pardavinėti nekilnojamo turtą mes mokam ir galim jūsų namą parduoti ir greitai, ir už aukščiausią kainą. Ačiū ir iki malonaus. Didelius ar mažus, parduosim visus. Ate.